su Vilium per valandą laiko surinkom 16 eurų. Aš ant tiek noriu vandens, man net lūpos prilimpa prie viršaus. Are you sure? 10 euro. Thank you. Tai mums trūksta dar apie 16 eurų, kad nusigauti iki Amsterdamo. Ok, 2 eurai. Ką tik čia už kampo prieš 2 minutės 10 eurų paėmiau. Per 20 minučių 30 eurų įkapojau. Čia varysim šaibų kelt. Nespėsim į autobusą, nespėsim nusipirkti bilietų. Turim valandą padaryti šitą challenge, jeigu nieks neperka, skelbiam pralaimėjimą. Netikėtai buvom sustabdyti įvažiavę į Vokietijos policijos. Tai vyksta patikrinimas ir mes nelegalai. Koks aš metras. Pačiu kažkaip. O, bledė. Atvykom į Berliną. Biškai kažkaip čia bombiškai atrodo. Visur grafičiai. Po 7 valandų kelionės autobusą atvarėm. Turim visiškai 0 eurų. Reikia šiandien nusigauti iki Amsterdamo. Dabar yra 8 kažkur ryto, 7. Dabar varysim į pliažą, pasidarysim maisto, pasirčiausim, simaudysim, nes dienas nesiprausė, dantų nesivalė. Oi, čia smirdami žalai, eikit. O, dieve. Dar kažkas guli. Bandysim zuikį į pliažą važiuoti, simaudyti, įsikėt maisto. Nes dar turim ir bomžpakį, ir košytės Vilius turi. Smušteką pasidarysim. Čia paskutinis maistas, paskutinis vanduo, kurį galim užvirti. Taupom, varom. Ir tada pamatysit planą, kaip užsidirbsim pinigų Amsterdamui. Važiuojam. Matau vandenį. Pagaliau vanduo. Per 3 dienas pliaže būsim. Galėsim pagulėti, pasisteginti. Ir dar Berlyne mes esame. Šis kosmosas. Tada jo. Nu, čia skaniai valgysim į bištvą ir rogės. O, čia visą puotą turėsim, jeigu dar riešutų gausim iš tą tai mišinį, tai oi. Puotaujam. Oi, ką. Žiauriai, ne? Sveiki ir skanūs. Ir aš tokių vaizdu. Kosmosas. Niekad nebūčiau galvos, kad tokiam papulsiu. Bravo, eat. Opa! Nes neturim vandens ir reikia kažkaip suktis, dantis turi blizgėt, kadangi reikės mums pinigų, kalbinsim žmonės, tai reikia baltų dantų. Vieno kažkokio. Ne, ką geriau atrodė? Apsimyšė. Neandertiolas. Murvinukas, ką? Maudėm, išsivalėm dantis, perškom į džinsus ir dabar leksim į miestą, bandysim užsidirbti pinigų. Pirmas bandymas gauti vandens, tai yra Burger King'e. Tik atsigavom į centrą Berlyno, iš karto ieškam vandens, pinigų nėra nusipirkt, valgyt norim, bet bent jau vandens bandom gauti. A ne? Ką? Sakyk jo. Jo. Pavyko gauti, nespėjau nufilmuoti. Gavom vandens. Imparagauk. Geras? Geras. Oi, skanu. Skanu gardu. Einam užsidirbti pinigų, nežinau kaip, nes planas užlugo. Planas yra toks, kad treidinsim.
Tai turėjom savaržėlę, gavau iškeisiu į... Aš gavau kripto, Solana, panašiai, Forexas. Turėjom savaržėlę, bet kažkaip pametėm. Turėjau tą savaržėlę iškeisti į rašiklį 2 eurus, tada štai 2 eurais jau galvot. Bet dabar bandysim kažką kito iškeisti, nužiūrėsim, varam, bet labai saulė kaitina, tai nežinau, kaip mes čia išbūsim. Vandens neturim, tualetą norim, nusiprausėm, bet toj man atrodo vėl susmirysim, nes mano nugara visa šlapia. Einam į centrinę aikštę. Labai svarbi detalė pamiršau paminėti, tai kad mes su Vilium turim užsidirbti 80 eurų, kad nusigautume iki Amsterdamo, nes mes nusprendėme važiuoti su autobusu, o autobuso bilietas vienam žmogui grubiai apie 40 eurų kainuoja. Tai mūsų tikslas dabar užsidirbti apie 80 eurų, kad galėtume nusigauti iki Amsterdamo. Tai mūsų buvo planas gan paprastas, mes varėm į patį centrą Berlyne, kur daugiausiai buvo žmonių ir ten bandėm užsidirbti tuos pinigėlius. Atvarėm į vieną lankomiausių turistų vietą. Neatsimenu, kaip šitie vartai vadinasi, kažkaip vadinasi. Planas yra toks, kad tiesiog bandysiu eiti prie žmonių ir klausti, ar jie turi minutę ir ar gali kažką duoti, kad galėtume treidinti. Po to bandysim treidinti pinigus ir iš tų pinigų kažką daryti ir toliau verslauti. Iki 100 eurų. Nu, 80, bet ir 100 eurų būtų visai neblogai. Važiuojam. Sorry guys, do you have a minute? Yeah. We're traveling across Europe, we're filming a documentary. We were like with no money. So we were wondering if you have something so we could trade. Like a pen, like a, I don't know, anything. Anything else but bottles, anything? No? Okay, thank you guys, thanks. Hello, maybe you have a minute? We are traveling across the Europe with full no money, and we want to ask, maybe you have something to trade up for the tickets to the other country. Something a little. We can trade up. Let me see, there's $1 but I don't know how much it's worth. Oh my God. Thank you so much. You're so much helping to us. Thank you. God bless. Thank you. Goodbye. Turim vieną dolcą, kuris negalioja, bet čia yra žiauriai puikiai pradžia, nes žmonėm galėsim sugalvoti kažkokią netikrą istoriją, prigydyti ir iškeisti. Tai čia yra žiauriai gerai. Puikiai pradžia, važiuojam toliau. Aš irgi galvoju, kad čia yra puikiai pradžia, bet po to klausinėjom žmonių ir gavom vien tik tais neigiamus atsakymus. Nothing, no. Okay, it's okay, yeah, thanks. Excuse me, maybe you have a minute? Sako, okay, bye. No? Okay, thank you. No English? Okay, thank you. Po to su Vilium pastarėm ir nusprendėm, kad čia šitas planas mūsų visiškai neveikia ir kad reikia kažką naujo galvoti. Tai mes metėm šitą planą ir sugalvojom naują. Žodžiu, keičiasi truputį planas, pamatėm, kad labai žmonės šiaip nepatenkinti, gal dėl to, kad karšta, dar dėl kažkokių priežasčių, bet tiesiog nepaina Vokietijoje šitas dalykas kaip Amerikoje, tai pabandysime kitą ir keičiasi truputį planas, todėl mes jungsim cheat code'ą ir truputį išleisim nuo savų pinigų, nusipirksim sausainio ir idėja yra tokia, vėl grįšime į šitą aikštę, eisim prie žmonių ir taip pat kalbinsim, taip pat bus įdomu ir klausinėsim, galbūt jūs norit sausainio nusipirkti, paremti mūsų kelionę ar panašiai ir tikėkime žmonės nusipirks už eurą, už 2, neskys kainos, tiesiog sakysim, už kažkiek. Ir tai bandysim gauti šiek tiek pinigų, jeigu pavyks, tada bandysim kažką brangiau galbūt pirkti, ar toliau sausainiais tęsti tiesiog dviese, kaip nors gal kamera padėjo. Žiūrėsim. Svarbu dabar yra, kad bandysim cheat code'ą įjungę padaryti viską. Jau ties šitų momentų aš buvau visiškai palūžęs, aš nebeturėjau jėgų, aš norėjau valgyti, aš norėjau atsigerti vandens, man buvo karšta, mes kai durneliai su džinsais vaikščiam prie plus 30 karščio. Už kameros aš sakiau Viliui viskas, sakau, pasiduodama, aš nebegaliu, aš noriu namo, aš visas šlapės, bet jis sakė ne, pabandom tos vaflius, pabandom. Ir aš jūsų paskutinę viltim galvoju, gerai, pabandom. Tai mes už pačius vaflius sumokėjom 1,50 € ir už dėžutę sumokėjom 6 eurus. Turėjom iš viso sąskaitoj minus 7,50 €. Oras, aš nežinau, aš nesenai jau kada vasarą tokia jaučiau, kur taip tegina, kiaurai oda atrodo, varo tą saulę. Ar nežinau dėl to, kad mes vandens neturim ir mažai geriam, ar dėl to, kad šiaip žiūrėjau iš tikrųjų karštą. Žinau, kiek laiko išsilaikysias vafliai. Turim valandą padaryti šitą challenge, jeigu nieks neperka, skelbiam pralaimėjimą. Sorry, do you have a minute? Yeah. We're traveling around the world with no money from Lithuania across to Europe, and we were wondering if you would like to purchase our homemade waffles to support our journey. Yeah, but now I don't have any cash. Sorry. Do you speak English? No English? Oh, okay. Sorry guys, do you have a minute? Can I talk to you for a second? Yeah, we're traveling around the world with my friend, and we were wondering if you wanted to buy a waffle from us, homemade, to support our journey across the world. How much? Anything you want is a donation type of thing, you know. Anything you have, any change, any spare change, anything. Yeah. It's just. Okay, then we take 2. Thank you very much. Thank you. Enjoy. Yeah. Okay. Yeah, just.
Enjoy, guys. Thank you. Enjoy, thank you very much. What the fuck? Važiuok. 4,50 €. Aš ant tiek noriu vandens, man net lūpos prilimpa prie viršaus. Čia taip karšta, bet what the fuck, pardėm 2 už 4,5. Mums kainavo vafliai 1,5 €. Ką 100 €? Okay, važiuojam su mergytėm. Hello, maybe you have a minute to support our journey across the Europe. Could you buy and would you buy some waffles for any price? It's like the nation, any price, yeah. You could give us like any change. No drugs? No. It's for YouTube video. Oh, okay, here you go. Have a good one. Okay, thank you very much, bye. Turim iš manęs 2 €. Jau turim 7. Kiek per 5 minutės 7 €. Kur tokie atlyginimai, aš nežinau. Reikia, žinok, dasipirkti, to nebebus vaflių. Business. Aš prie jų ir aš nežinau, ką sakyt, pasimečiau, karočią. Nemoka aš tų anglų. Could you buy? Jo, could you buy? Kai bomžas, tai gali nupirkti. Maldauju, nupirkti tą vaflį. Ir dabar visokie valgo tos vaflius, kur ten ta parduotuvė ir yra, kur jie eina. Dar pagalvom, kad svarbu, kad mes vis tiek, jeigu parduosim visus tos vaflius, tai užsipirksim dar ir svarbiausia, nesutiktų pačių žmonių, nes pamatys pilną dėžutę, o mes sakom, kad čia homemade. Čia ne homemade, čia kažkokia parduotuvė homemade. Okay, thank you very much. Don't speak. Oh, okay. No, okay, it's okay. 10, are you sure? Yes. 10 €. Yes. Thank you. 10 €. Ką žinau, atrado metodą. Thank you, yeah, thank you. 2 for 1? Yeah. Thank you very much. €1 if you don't want a waffle. Okay. Praėjo apie 10 minučių, turim 2-3 €, 2 vaflius likusius. Varysim toj vaflių užsipirkti ir vėl bandysim pardavinėti. Duosiu Viliui biškį. Reikia iki 8 spėt surinkti pinigų. Jeigu neišeina surinkt pinigų, tai nespėsim į autobusą, nespėsim nusipirkti bilietų, tai skelbsim pražūtį, nežinau, pabaigą, pralaimėjimą, kaip norite pavadink. Just 1 second. No? Minute? No? Okay, thank you. Minute? Just 1 second. No. Oh, okay. I have only card. Only card. Oh, okay. Taip, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 eurus ir 50 centų. Tai dabar reikia atsimėtyti. Taip, dėžutė ir pirmi vafliai kainavo 7,50 €. Tai yra 7,50 €. Tada užsipirkom dar dabar naują vaflių ir dar vieną kuprinį turim lygiai tiek pat. Tai dar pasiimu 3 eurus, nes bendrai kainavo 3 eurai. Ir mes pakol kas esame pliuse 12 eurų. Pakol kas turime 12 eurų pilno pure pliuso ir dar turim pilną dėžutę vaflių ir dar papildymą vienam kartui vaflių. Tai jeigu pagal mano skaičiavimus parduotume lygiai taip pat šitą dėžutę vaflių iš vienos dėžutės 20 eurų, dar užpildom, dar parduodam dar 20 eurų, bendroji suma turėtume turėti 52 eurus mūsų jau šiandienos vaflių pardavime. Jei labai greit parduosim, nežinau, gal dar nueisim kartą ir vėl grįšim ir vėl užsipirksim, žiūrėsim. Tiesiog, važiuojam toliau, aš dabar bandysiu. Hello guys, maybe you speak English a little bit? The bus is here, I'm sorry. Oh, the bus. Oh, okay. Okay. Take waffles. Okay, thank you so much. Oh, thank you so much. Oh, okay, waffles, go. Thank you very much. Here you go, thank you so much. Goodbye. Ką tik čia už kampo prieš 2 minutės 10 € paėmiau iš tų panų. Dabar dar 10, jau 30 € per kiek? Kem 2 eurus jau turim. Pradėjom prieš kiek išėjom iš tos partijos pasimę vaflių. 15-20 minučių. Per 20 minučių 30 € įkapojau. Čia kosmoso šalis, tadai važiuosim čia dažniau. Matys tų vlogų, čia varysim šaibų kelt. Thank you so much. Kas 4 iš 4. Excuse me, maybe you have a minute? Just a minute. No, okay. Just a minute. Okay. Excuse me, hello, maybe you have a minute? Oh, okay. Excuse me, hello, maybe you have a minute? Just a minute? No, okay. Baigęs? Man liūdna dėl mano stryko. Parpisau 4 stryką. Atsiprašau, neskeiksiu. Just 1 second. No? Oh, okay.
Sorry guys, do you have a minute? Just 1 second? No. No? Okay. Sorry guys, do you have a minute? Just 1 second? Oh, okay. Okay. I've only got like, Absolutely skint, mate. Okay. Yeah, I've thanks. only got like Same as this you, many. Thank you very much. You don't want... Thank you very much. Okay, thank you very much. Aš esu per daug pavargęs ir aš per mažai atsidėkojau jam. Tai jau ten bučiat pirštus realiai už tos 10 eurų, net vaflio nepaėmė. Aš kažkaip prastai jaučiu šitą darydamas dalyką. Excuse me, maybe you have a minute? Just, okay. Just only a minute. Are you filming? Okay. Ta prasme, prieini ir toks visiškas velnės jauties, kur bomžas, žvalka ta prieini. Tai nupirk prašai tų vaflių. Nežinau, smagu yra smagu iki ribos, kol jau nesijaučia, kad pavargimas yra maks. Tai dabar nebent jaučiu viskas, daromės pertrauką, laukiam vakaro ir vakare dar grįšim, galbūt girti žmonės iš barų bus ir daugiau pavyks mums pasidaryti pinigo. Bet jeigu grįšim ir nieko nebus, tai tikriausiai pralaimėsim ir nepavykęs bus challenge'as šis. Tai žodžiu, dabar yra 7 vakaro, uždirbam 57 eurus iš viso, atskaičiavus dėžutės kainą ir pačių vaflių, kurios pradžioje aš išleidau, kad nusipirkti tą dėžutę ir vaflius. Šiaip yra kosmosas, kad žmonės tiesiog mes prieinam ir jie mums duoda pinigų už vaflius, kartais net neima tų vaflių, tiesiog paima ir duoda. Po daug vaikščiojimų atėjus vakarui tiesiog nieks nebepirko, ėjom prie kiekvieno žmogaus, prašėm, sakėm, maldavom, nemaldavom, bet bandėm parduoti ir niekaip jie nepirko, nedomino tie vafliai, neįdomi istorija buvo. Prie plus 30 būdų vaikščiojom, esam pavargę, ta saulė plėskia, degina, prakaituoti. Nuo 9 ryto nieko nesam valgę, tik ant vandens gyvirtai to vandens gavom tik apie 2 dienos. Dabar nusipirko maisto už 9,5 eurų, tai mums lieka kokiam 7,5 eurų, tai mums trūksta dar apie 16 eurų, kad nusigauti iki Amsterdamo, nes vienam žmogui bilietas kainuoja autobusu 32 eurai. Iš to momentą aš labai suklydau, nes aš žiūrėjau bilietų kainas svarais ir ten buvo parašyta 32 svarai ir po to norėjau antrą kartą pažiūrėti, ar dar visi yra bilietai ir antrą kartą man parodė eurais ir jau eurais kitokia kaina buvo. Tai mums iš viso reikėjo, pasirodo, surinkti 77 eurus 65 centus už bilietus, kad nusigautume iki Amsterdamo. Eigoje po to aš nepasakiau to, bet mes jau po to supratom, kad mums reikia daugiau pinigų negu 16 eurų surinkti. Kelionė 10 valandų per 2 autobusus iki Amsterdamo. Tai pavalgysim, nusipirkę čia sumuštinėm visokių dalykų, palisėsim ir varysim vakare vėl pardavinėti sausainius. Vaflius tai yra nesausainius. Ir jeigu pavyks, tada išvažiuosim į Amsterdamą. Jeigu ne, tada challenge'o ar iššūkio, kurį išsikėlėm savo, neįvykdysim. Sorry guys, do you have a spare minute? 1 minute? No. Okay. Sorry guys, do you have a spare minute? No, we're right, thank you. Oh, okay. Have a spare minute? Just 1 second of your time? No? No? Oh, okay. Gėdą patiriu. Tiesiog einu vaflius pardavinėjai, net nieks neima tų vaflių dabar, tiesiog duoda šaibų, tiesiog pamato, kad nabagas žmogus su didžiausia kuprinė žiūri. Nuo staliuko į mus dabar žiūri kokie 30 žmonių tiesiog ir žiūri, kas čia dabar bus, kodėl jis tą dėžę turi. Ir aš matau kiekvieno žmonių akis ir yra žiauriai nemalonu, šiek tiek pasakysiu. Bet ką daryti, važiuojam toliau? Just 1 second of your time. No? Oh, okay. Oh, okay. Okay. Yeah. Hello, excuse me, maybe you have a minute? No? Okay. Hello, excuse me, could you give us a minute? Just a minute? Oh, okay. Žmonės, žinai, tokioje vietoje net ne fainai. Tipo dabar jausiuos, kai tipo einu per žmonės guli kuroti, aš einu čeburekai, šaltas alus, tipo tokiai serijai. Net pačiam tiesiog nemalonu. Žiauri daug žmonių ir žiauri visi keistai mane žiūri tais vafliais. Hello, could you give us a minute? Just only a minute. No, sorry. Oh, okay. Oh, thank you so much. You are helping so much. Take whatever you want. Thank you. Thank you. Bye. Jo, tai tą padariau seniai, dabar trūksta 20 eurų. Dar reikia atvacogas šaudyti. Gerai, tada keičiamės. Yeah. Would you like a waffle? Yeah? Thank you so much. Thank you. Su Vilium per valandą laiko surinkom 16 eurų, mums liko gal apie pusvalandis, liko 14 eurų. Dar po vieną kartą suvaikštim per šitą gatvę ir labai maldau idėjau, kad išeis kažkam duot mums bent 10-4 eurus ir išeis mums važiuoti į Amsterdamą. Važiuojam. Thank you. Here you go. I just don't want to send you. Yeah, thank you. Aš negaliu tos dirbtinės šypsenos daugiau turėti, aš vimdama man pečių, aš nejaučiu. Tu nuėjai nuo tenais iki čia truputį ir viskas. Aš su 5 žmonėm prašnekėjau. O tai kiek aš bandžiau? Eina viens ant vieno.
Einam, išeisim. Sėdį laiką gaištam, davai, greičiau. 9 eurai per 15 minučių, nu davai. Man taip smirda iš burnos, net neįsivaizduoju. Ta sumuštinį, ta pikantiškai niukina. Sorry guys, could you give us a minute of your time? Just 1 minute. Oh, no. No, it's okay. Jau man jau bloga darosi. Just 1 minute. It's for a YouTube video. No. Oh, okay. Sorry guys, could you give us a minute of your time? Just 1 minute of your time. Just 1 minute, okay. Just 1 minute, yeah. I'll pitch you an idea. Yeah. Me and my friend are filming a YouTube series. We are traveling across Europe with no money, and in Germany we are raising money by selling waffles. And I wanted to ask you, would you like to buy a waffle? It's a donation. Can you give some money without buying a waffle? Oh, Because that would be perfect. That's perfect. Yeah. And where are you from? We are from Lithuania. We hitchhiked to Berlin. Yeah. Then Any change would be okay. due. I Yeah. give you 10 euros. Oh, that's 10 The euros. final goal. Yeah. Final The goal. Yeah. goal. We needed 10. 9 euros. We needed 9 Yeah, euros. we needed 9 euros for the bus ticket to Amsterdam. Yeah, for the next Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Then have a good, much. then have a good trip you to so Amsterdam. Thank you very much. Amsterdam is a very nice city. Yeah. Very nice. Nice. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye. This. Turim tokį taką. Va, einam. Yra 10 eurų. Kiek per dieną? 8, 9, kiek mes? 8 eurų. Per visą dieną. Per visą dieną 8 eurų. 3 kažkur ir mes darėm pertrauką 2-3 valandų. Nu jo. Dar 8 minutės turim, dar galim paniekas pakelti. Ne, varom. Varom viskas. Sorry, what the train is this? Like, It's S1. S1. Oh, okay, Thanks, thank you. thanks. Bet 20, 30, 40, 60 popieriniais, 70, 75, 76, 77, 78, 78, 50, 78, 60, 78, 67 centų. Ir dar atsipirko dėžutę ir visi vafliai. Excuse me, is it possible you could pour some water from the tap to the bottle? Thank you. Thank you. Thank you. esam vidury niekur, laukiam savo autobuso. Iššūkį įvykdėm, surinkom 78 eurus 65 centus, tai mums dar lieka dar šiek tiek centų. Tai iššūkį įvykdėm, važiuojam į Amsterdamą. Kelionė dar čia nesibaigė, Amsterdame atsirakinam savo pinigus ir dar galėsim daryti, ką norim ir biškį atšvęsti šitą visą iššūkį. Labai daug up and down visokių iššūkių, visokių jausmų. Vienu momentu būni tiesiog, nežinau, patenkintas iki maksimumo, kad gali prie ežero įsimaudyti, kitų momentų prie plus 30 vaikštai žmonėm pardavinėjai vaflius. Dabar laukiam autobuso, kuris atvažiuos už 20 minučių ir varysim į Amsterdamą. Stay tuned. Važiuojam.